Spalio 10. Nes nusivilkote senąjį žmogų su jo darbais ir apsivilkote naujuoju, kuris atnaujinamas pagal savo kūrėjo atvaizdą, kol pasieks tobulą pažinimą. Laiškas Kolosiečiams 3 skyrius 9-10 eilutės. Tik mūsų protuose ir mūsų valiose seni daiktai praėjo ir visa tapo nauja. O iš tikrųjų tas pasikeitimas įvyks tada, kai tas, kas mirtinga apsivilks nemirtingumu, o tas, kas gendama, bus prikeltas negendančiu, prikeltas garbėje galioje kaip dvasinės būtybės. Tačiau šiuo metu, kad galėtume būti pripažinti vertais dalyvauti teisingųjų prisikėlime, iš mūsų reikalaujama parodyti savo proto pasiryžimą, nuoširdų troškimą būti tuo, kuo Viešpats nori, kad būtume. Geriausias būdas, kaip tai galime parodyti Viešpačiui ir savo, tai kruopščiai kontroliuoti savo širdis ir mintis, kas tikrai bus mums naudinga. Dievo žmonės nusivilko senąjį žmogų toje prasmėje, jog atsisakė žmogiškos valios savo ir pasaulio atžvilgiu. O apsivilko naujuoju žmogumi toje prasmėje, kad priėmė Dievo valią vietoj savo valios ne tik žemiškose reikaluose, bet ir dvasiniuose. Tokiu būdu kasdieniuose yra atnaujinamas Dievo paveikslas, kai būna permainomi nuo garbės turinčios mažesnį panašumą, iki garbės turinčios didesnį panašumą, kol Dievo paveikslas, charakteris bus ištobulintas juose. Priemonė, kurios pagalba atliekamas šis permainimas, yra Dievo žodis, kurį geros ir kilnios širdys priima su supratimu ištikimai praktikuodamos tarp įvairių gyvenimo išbandymų. Klausimai: kokius šią savaitę turėjau išbandymus susijusius su senu ir nauju žmogumi? Kaip juos priėmiau? Kokios buvo pasekmės? Nes nusivilkote senąjį žmogų su jo darbais ir apsivilkote naujuoju, kuris atnaujinamas pagal savo kūrėjo atvaizdą, kol pasieks tobulą pažinimą. Laiškas Kolosiečiams 3 skyrius 9-10 eilutės.